Taigi, kaip jums pasiruošti pėdų priežiūros procedūrai pas specialistą? Ogi labai paprastai, jums reikia daryti nieko, laukti kantriai, kad specialistas galėtų pamatyti jūsų realią būklę pėdų, kad galėtų išsiaiškinti, kas dėl ko nutinka, ką jūs darote gerai, ką darote blogai. Tada bendrom jėgom galima išspręsti jūsų varginančią problemą. Kitu atveju, jeigu jūs atliksite savo nuožiūrą, susitvarkysite kažkokiais tai savo būdais, kas ten jums yra, tai dėja specialistas gali jums negalėti padėti, nes gali būti pažeidimų, gali būti tik blogiau. Kitas atvejis, kad galim tiesiog nematyti jūs kamuojančios problemos ir tiesiog nežinoti, kaip pagelbėti. Tad siūlau kantriai užsirašyti vizitui, sulaukti jo nieko nedarant, pasiimti švarias kojinytes, kad po procedūros galėtumėte saugiai grįžti namo.